Jonui Žemaičiui Vytautui atminti. Jonas Žemaitis gimė 1909 metais kovo 15 dieną Palangoje. 1929 metais baigęs Kauno karo mokyklą dirbo antrajame artilerijos pulke kuopos vadu. 36-38 metais mokėsi Prancūzijos Fontainebleau artilerijos mokykloje, kurią baigęs ir gavęs kapitono laipsnį paskirtas vadovauti 4-ąjį artilerijos pulko mokomajai baterijai. 40 metais Žemaitis tarnavo 617 artilerijos mokyklos viršininku. Karo pradžioje atsisakė trauktis į Rusijos gilumą. 44 metais organizavus vietinę rinktinę tapo 310 bataliono vadu Seredžiuje. Pokario metais pasitraukė į rezistencinę kovą ir tapo Žebenkšties ir rinktinės štabo viršininku, vėliau rinktinės apygardos srities gynybos pajėgų vadu. Priėmus deklaraciją 49 metų vasario 2-22 dienomis išrinktas LLKS tarybos prezidiumo pirmininku, jam suteiktas laisvės kovotojų partizanų generolo laipsnis. Nuolat gyvenant sekinančiomis sąlygomis, jaučiant didelę įtampą ir atsakomybę, Jono Žemaičio sveikata ėmė silpnėti ir 1951 m. gruodžio mėnesį jis sunkiai susirgo. 1952 m. sausio 30 jis pasirašo aktą. Šiandien dėl ligos nustojo vykdyti pareigas, slaugomas Žiliūtės slėpėsi Šimkaičių girios bunkeryje. 53 metais pasitaisius sveikatai vėl ėmė eiti buvusias pareigas. Nutarė atkurti ryšius su užsieniu. 53 gegužės 30 bunkeris, kuriame slėpėsi Jonas Žemaitis, buvo išduotas. Įmetus migdomųjų dujų granatą per vėdinimo angą mėginta išvengti taip ilgai ieškoto pogrindžio prezidento savižudybės ir po sėkmingos operacijos Jonas Žemaitis buvo suimtas. Birželio 23 dieną gavus specialų įsakymą iš Maskvos, Jonas Žemaitis buvo nugabentas į Maskvą pas Lavrentijų Beriją ir ten tardomas. Atsisakius padėti MVD organams, 54 metų birželio 1 dieną prasidėjo teismas, kuriame Jonas Žemaitis buvo nuteistas. Jam paskirta mirties bausmė ir konfiskuotas turtas. Nuosprendis įvykdytas 54 metų lapkričio 26 dieną Maskvos Butyrkų kalėjime. Lietuvos kovos sąjūdžio pirmininko generolo Jono Žemaičio vadavietė 51-53. Štai šiame bunkeryje buvo Jono Žemaičio vadavietė. Čia jis ir buvo surastas išdavus ir sugautas. Ten labai daug vandens dabar, tai tikrai nelipsiu, bet vat šioje vietoje bunkerio įėjimas. Va šitas dangtis dabar padarytas, jį pastumus, atsidaro ir yra įėjimas į bunkerį. Bet kaip jau rodžiau, ten daug vandens, nelabai verta lipti.